Labadiena, su jumis Raimonda ir Zaborės naujienos. Šiąnakt naktį Klaipėdoje per maždaug 3 valandas kilo 3 gaisrai. Ir šie gaisrai tai yra perspėjimas visiems daugiabučių namų gyventojams. Sudegė 2 automobiliai, degė ir ūkinis pastatas. Retai pasitaiko, kad per tokį trumpą laiką vienoje miesto dalyje kiltų tiek gaisrų. Mano šaltinių duomenimis šie įvykiai gali būti susiję ir vertinami kaip galimi padegimai. Galutinės gaisrų priežastis ir galimą jų ryšį turės nustatyti policija. Tačiau šios nakties istorija jau dabar parodė kitą labai rimtą problemą. Kas nutinka, kai didelį gyvenamąjį kompleksą valdantis žmogus jame negyvena, o nelaimės metu jo neįmanoma pasiekti? Pirmasis gaisras kilo daugiaaukštėje automobilių stovėjimo aikštelėje prie Klaipėdos miesto savivaldybės klientų aptarnavimo centro Taikos prospekte šalia prekybos centro Akropolis. 5. aukšte visiškai sudegė automobilis. Netrukus užsiliepsnojo kitas automobilis Birutės gatvės 22A požeminėme parkinge. Tai vienas didesnių gyvenamųjų kompleksų Klaipėdoje. Jame yra apie 150 butų ir daugiau kaip 350 automobilio stovėjimo vietų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo jaunuolį ir automobilio užsidegimo momentą. Šią medžiagą vertina policija. Požeminis parkingas greitai prisipildė tirštų dūmų. Atvykę ugniagesiai gaisrą užgesino. Atrodytų didžiausias pavojus jau suvaldytas, tačiau tuomet išryškėjo dar viena problema. Po gaisro reikėjo patekti prie pastato techninių ir priešgaisrinių sistemų. Įvykio vietoje buvę gyventojai negalėjo tiksliai nurodyti, kur yra reikalinga valdymo įranga ir kaip prie jos patekti. Gyventojų teigimu reikėjo įjungti dūmų šalinimo įrangą, suvaldyti po gaisro veikusias sistemas ir sustabdyti į patalpas tekantį vandenį. Tačiau nei vienas iš susirinkusiųjų gyventojų neturėjo reikalingų techninių patalpų raktų. Jie taip pat nežinojo kito atsakingo asmens, kuris galėtų šiuos raktus pateikti. Gyventojų teigimu, techninių patalpų raktus turi Daugiabučių namų savininkų bendrijos Birutės būstas pirmininkė Rūta Pocienė, kuri šiame name negyvena. Buvo bandoma prisiskambinti, buvo siunčiama žinutės, atsakymo nebuvo. Suprantama, juk naktis visi miega, tačiau žmonės tokiu metu be rimtos priežasties juk neskambina. Gaisro židinys jau užgesintas, bet parkingas vis dar pilnas dūmų. Į patalpas teka vanduo, kuris gali apsemti visą parkingą, sandėliukus ir juose laikoma žmonių turtą. Virš parkingo apie 150 butų. O įvykio vietoje nėra nei reikalingų raktų, nei aiškios informacijos, kas dar gali padėti patekti prie svarbių pastato sistemų. Parkinge taip pat nebuvo aiškiai matomo visą parą veikiančio avarinio telefono numerio ar kito atsakingo asmens kontaktų. Kol gyventojai ieškojo, kaip patekti prie sistemų ir suvaldyti padėtį, gelbėjimo tarnybos gavo dar vieną iškvietimą. Už kelių šimtų metrų degė ūkinis pastatas Kuosų gatvėje 5. Visų 3 gaisrų priežastis, galima jų ryšį ir konkrečių asmenų atsakomybę nustatys teisėsauga. Tačiau pastato valdymo problema matoma jau dabar. Bendrijos pirmininkas ar pastato administratorius reikalingas ne tik sąskaitom išrašyti ar susirinkimam organizuoti. Ir aišku, ne tik skoloms skaičiuoti. Pastato valdymas reiškia ir pasirengimą nelaimiai. Dideliame gyvenamajame komplekse negali būti taip, kad kritiniu metu viskas priklausytų nuo vieno telefono numerio ir vieno žmogaus, su kuriuo nepavyksta susisiekti. Jeigu ugnis būtų išplitusi į kitus automobilius arba gelbėtojams būtų reikėję skubiai pateikti informaciją apie kitas inžinerinės sistemas, delsimas galėjo turėti daug sunkesnių pasekmių. Todėl šimtų žmonių ir jų turto saugumas negali būti paliktas vieno nepasiekiamo žmogaus rankose. Techninių patalpų raktai turi būti saugiai prieinami keliems atsakingiems asmenims. Gelbėjimo tarnyboms turi būti aišku, kaip skubiai patekti prie svarbiausių sistemų. Gyventojai taip pat turi žinoti, kas atsakingas, kai nelaimė įvyksta naktį, savaitgalį ar per šventes. Ir tai nėra smulkmena, tai yra žmonių gyvybė, sveikata ir turtas. Po šios nakties Daugiabučių namų savininkų bendrijos Birutės būstas pirmininkė Rūta Pocienė turėtų atsakyti į
labai paprastus ir rimtus klausimus. Kas šiame komplekse buvo atsakingas už avarinį pasiekiamumą? Kodėl įvykio vietoje buvę gyventojai negalėjo operatyviai gauti techninių patalpų raktų? Kas gali patekti prie dūmų šalinimo ir priešgaisrinių sistemų bei kitų inžinerinių įrenginių, kai bendrijos pirmininkė miega? Ar buvo paskirtas atsakingas asmuo? Kodėl parkinge ir jo prieigose nėra aiškiai nurodyto visą parą veikiančio avarinio kontakto? Ar po šio įvykio raktų saugojimo ir avarinio reagavimo tvarka bus pakeista? Svarbu pasakyti labai aiškiai, problema nėra vien tai, kad vienas žmogus naktį miega arba neatsiliepia telefonu. Problema ta, kad įvykio vietoje buvę gyventojai nežinojo atsarginio kontakto, neturėjo reikalingų raktų ir negalėjo paaiškinti, kaip nelaimės metu patekti prie svarbiausių pastato sistemų. Tai rodo, kad avarinio reagavimo tvarka buvo nepakankamai aiški arba praktiškai neveikė. Ši nakties istorija mane paskatino plačiau panagrinėti pastatų administravimo temą. Nuolat gaunu žmonių laiškų apie neatsakytus prašymus, didėjančias sąskaitas, neatliekamus darbus ir administratorius, kurių neįmanoma pasiekti tada, kai jų labiausiai reikia. Todėl artimiausiuose Zaborės naujienų reportažuose pateiksiu daugiau konkrečių situacijų, įskaitant Birutės gatvės 22A daugiabučių namų savininkų bendrijos Birutės būstą atvejį, nes pastato valdytojas turi būti pasiekiamas ne tik tada, kai reikia išrašyti sąskaitą. Jis arba jo įgalioti asmenys turi veikti tada, kai kyla pavojus žmonėms ir jų turtui. Pasidalinkite šią istoriją ir paklauskite savo namo valdytojo, kas jūsų name atsakingas, jeigu nelaimė įvyktų naktį.